Man vėlgi norėtųsi tikėti, kad mes neturėsime pokalbio arba nesitikėsime pokyčių iš visų kitų pusių, bet ne iš savęs. Ir man būtų žymiai smagiau, jeigu tos pačios federacijos, sporto žurnalistų bendruomenė klaustų savęs, o tai ką mes galim padaryti kartu, pavyzdžiui, ir ką mes galime paviešinti, ką mes galime suprasti. Tai kodėl aš atsakinėjau taip apie savivaldybės? Man tai yra žymiai paprastesnis pokalbis, nes, pažiūrėt, mes visai neseniai atlikome savivaldybių atskaitingumo tyrimą ir tu matai, kad savivaldybės iš tikrųjų žymiai geriau supranta, kad atsiskaitinėti reikia, negu, pavyzdžiui, tie patys verslai. Kodėl? Nes Lietuvoje vis dėlto, drįsčiau teigti, jau yra supratimas, kad taip, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai ir vis dėlto, jeigu klausia Transparency International, kokia nors kita nevyriausybinė organizacija, duomenis reikėtų pateikti. Ir man aišku, kad tai yra, galbūt dar nėra iki galo išnaudota galimybė ir tai yra tas koziris, kurį jūs turite. Tai aš kaip tik investuočiau į skirtingus pokalbius ir turėčiau, reiškia, tuos kiaušinius skirtingose krepšiuose, nes man aišku, kad taip, galima laukti VRM pataisų, galima laukti federacijų, bet ar būtų, pavyzdžiui, įmanoma padaryti kokį nors bendrą vieną didelį smagų tyrimą apie, pavyzdžiui, kokį nors klubą arba kokį nors sporto šaką, kartu su kokiu nors, pavyzdžiui, žurnalistikos centru, kad ir, pavyzdžiui, kolegom iš Latvijos yra tokia Res Baltica, Ingos Springės, ar Ingės Springės, nežinau kaip latviškai, organizacija. Yra daug būdų. Tai vat klausimas, ar tai yra įmanoma. Ar čia sudėtinga, kažkaip neturi tam laiko ir kažkaip redakcijos pažiūrėtų tai šiek tiek keistai. Aš netėjau jūsų raginti ir kažkaip, aš nenoriu kažkaip pretenzingai siūlyti taip. Aš noriu dėl savivaldybių atskaitingumo, nes paminėjote apie klubus, iš tiesų tai praktika visose savivaldybėse turbūt yra vienoda ir pateikimas. Tai pirmas dalykas yra buhalterinės ataskaitos, kur kartais visuomeniai nėra labai suprantamos ir ne visos savivaldybės arba ne visi padaliniai sugeba tą perteikti ataskaitai savo arba net nepateikia į puslapius. Taip, kad tik noro ir iniciatyvos klausimas, kad gauti tinkamą formą ir tinkamą ataskaitą reikalų esą. Šiaip jos visos yra, nes jeigu bet koks ar privatus sektorius gauna paramą ar biudžetinės įstaigos, jeigu jos neteikia savivaldybė ataskaitos, kitais metais jos neturi teisės gauti, dažniausiai negauna tos paramos. Jeigu kreipiasi žurnalistas, pateikia Lietuvos ryto, kaip panaudojo... Tikrai taip. Visą biudžetą pateikia ir tik už tas lėšas? Šiaip praktika yra tokia, kad atsiskaityti turi už savivaldybės skirtas lėšas. Tarkim, gavo milijoną, už milijoną turi duoti ataskaitą, bet ne už tą, kad ten sugeneravo jie papildomai. Bet vėl, iniciatyvos klausimas. Pats klubas jisai aišku neduos, bet jeigu kreiptis į savivaldybės prašyti, kad iš klubo, tai tikėtina, kad galėtų būti. Tai galėtų. Aš negaliu atsakyti, savivaldybė, tarkim, Lietuvos ryto yra viena iš 4 dalininkų, tai teisiškai žiūrint vėl. Tai man aišku, kad savivaldybė turėtų duoti, negali neduoti. Ta už dalį, kur savivaldybės skyrus, tai čia 100%, bet Dalius klausė apie bendrą. Ne už savivaldybės dalį, bet savivaldybės, tarkim, privalėtų pateikti žurnalistai tą dalį. Tikrai taip. Ir pasinaudos to. Ir, aš nežinau, ar čia toks keistas pokalbis, kalbėti ne vien apie tai, ką gali duoti savivaldybė, bet ir ko galima prašyti iš savivaldybės, nes man aišku, kad jeigu savivaldybė taiko savo kažkokius tai atskaitingumo standartus, tai šiaip pinigai, kurie keliauja kitur, irgi turėtų turėti atskaitingumo etiketę. Tai reiškia, jeigu tu duodi kažkokiam tai klubų milijoną litų, tai duodi su tam tikrais įsipareigojimais, ar ne? Ir tie įsipareigojimai turi reikšti, kad negali tų pinigų panaudoti, pavyzdžiui, nešvariam ten kokiam nors žaidimui, jeigu, pavyzdžiui, vieną, antrą kartą kažkaip neįvykdai elementarių sanitarinių savo kažkokios sanitarinės priežiūros darbų ir žinai, kad ten gali būti, kad kažkur tai buvo nesąžiningos rungtynės arba žaidėjai darė kažką tai ne taip, kaip turėtų daryti. Man aišku, kodėl savivaldybė turėtų iškelti šitą klausimą ir turėtų kitą kartą labai rimtai svarstyti, ar toks klubas yra vertas mokesčių mokėtojų pinigų. Nes kažkaip yra daug sporto šakų, ar ne? Ir nėra taip, kad, pavyzdžiui, vien sporto klubai turi tuos pinigus gauti. Yra baseinai, yra įvairios sveikatingumo programos. Tai aš
kalbu iš miestiečio ir mokesčių mokėtojo pozicijos. Man aišku, kodėl šitas pokalbis yra sveikas ir kodėl jį galima turėti per tą viešų finansų kampą, o ne, reiškia, svarstyti, kaip čia prieiti prie privataus reikalo, nes čia negalima kažko tai klausti. Maža to, mes matome, kad tie patys sirgaliai labai aiškiai suvokia, kad jiem tai yra svarbu. Jūs pamenat praeitų metų tyrimų rezultatus. Didžioji dauguma sporto sirgalių sako, kad jeigu jie sužinotų, kad žaidžiama yra nešvariai, buvo susitarta dėl rungtynių baigties, jie nenorėtų palaikyti tos komandos, nepirktų atributikos, tikrai ignoruotų visą šitą reikalą. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbi žinia sporto klubom. Tai kažkaip taip. Sergejau minėjai su Matijošaičio atveju, kur Žalgiriui, kai kalbėjom, kokios įžvalgos kažkokių atveju. Man pačiam įdomu, kaip jūs reagavote į tai, kad dabar būsimas ar dabar jau, kaip čia naujasis Kauno meras atėjo ir pasakė, kad reikės duoti dar daugiau pinigų. Tai juokinga, kad jisai įsgai iš Vičiūnų, galėjo duoti tos milijonus. Tai juokinga kalbėti, kad aš galiu duoti, Dovilė man duoda 10 milijonų skolą, aš jų perku alaus. Tai kodėl ne į savų perkuoja, miestiečių. Tai jisgi pats turi daugybę pinigų, kodėl iš Vičiūnų. Jis net nėra generalinis rėmėjas, Maikas ten yra kažkur šonė. Tai galėjo duoti iš Vičiūnų tos milijonus. Ir viskas. Čia juokinga, kitų pinigus atinovo, tai čia reikia daugiau. O pavyzdžiui, jūs bendraujate su klubo atstovais? Bendraujate, ar ne? Ne vien Vilniuje ir Kaune, bet tikriausiai visoje ir formaliai, ir neformaliai. Kaip jums atrodo, ar galima, pavyzdžiui, sužinoti įvairių dalykų iš jų formaliai ar neformaliai? Galima. Tai klausimas, ką gali paviešinti, nes jeigu paviešini vieną kartą, neaišku, ką sužinosi kitą kartą. Aišku. Ir čia tikriausiai vienas iš pagrindinių iššūkių. Jo, neformaliai gali daug žinoti, bet kaip čia paviešinsi arba kaip papasakosi. Tada geriau net nežinoti kažką. Nežinoti. Nes tu šiaip, jeigu, pavyzdžiui, sužinai... Jo, bet jeigu sužinai, pavyzdžiui, kažką, apie ką reikėtų pranešti teisėsaugai, tai privalai pranešti, ar ne? Tai teisėsaugai. Kaip, bet tai privalai, ta prasme. Ne, bet nesako, o čia, žinai, mes pavagiam tiek, ar čia laimėjom varžybose tiek, nesako taip. Tai jūs manote, kad federacijos, pavyzdžiui, tos pačios futbolo federacijos dabar deklaruojamas noras kovoti su nesąžiningom rungtynėm nebūtinai yra visos tiesos pasakojimas, ar kaip aš jaučiu iš jūsų, reiškia, kažkaip klausimų ir reakcijų, kad... Tiesiog, jeigu tu užduodi klausimą apie konkretų žaidėjus, tai taip pat nesikėlės, kaip tai ne, aš nemanau, kad tai yra labai atskaitingai. Jie kovoja, bet mažai prieš. O tai tas problemos mastas, jis mažėja, didėja, lieka toks pat, kaip jums atrodo? Ten toks pat, žinot, turiu pažįstamų futbolo federacijai, ten ir mano draugų draugai dirba, kurie atėjo projektų vadovais dirbti ir atėjo, sako, ir projektui, UEFA, tarkim, duoda 100 000 eurų. Žmogus padarė projektų 60, sako, liko 40, tai kiti sėdi, tu dūnas, reikėjo visus išlėti. Taigi čia UEFA pinigai, sako, tu ne savo pinigus taupai. Ten yra toksai dūnas požiūris, ten daug žmonių, kurie dirba daug metų ir ten niekas nepasikeis, kol nepasikeis visa valdžia. Ten turbūt ne tik žiniasklaida požiūris, bet ir visa kita. Ten veteranų čempionatą surengė, kad 50 už 30, 20 tūkstančių pas kažką kišenį guli. Tai viskas. Supratau, tai kažkaip problema ta pati ir mastas tas pats, jo? Futbolo federacija. Okay. O tai pačios problematiškiausios kokios yra sritys? Futbolas, koks tenisas, krepšinis? Nes žmonės kalba apie šitas 3 sporto šakas. Ne, bet krepšinio federacija kalba, bet, pavyzdžiui, klubai, nelabai. Federacija dabar nieko neturi ką pasakyti, ten pasikeitė valdžia, čia Balčiūnas išėjo, Dalius atėjo Rytis Sabas, problemos didelės ten. Futbolo federacija bent pripažįsta, kad futbole egzistuoja visam dalykui. Krepšinio federacija pasakė, kad pas mus nieko nevyksta. Aš buvau dabar Kaune prieš keletą mėnesių NKL mokymuose ir buvo apie 50, gal 60 krepšininkų jaunų ir kažkaip buvo klubų žaidėjų. Jiem, man atrodo, pats formatas jau buvo neįprastas, nes jie nėra pripratę kalbėti apie šitas problemas. Ir tu matai, kad iš tiesų pasikartoja ta pati patirtis, kurią dažnai turiu su sportininkais. Jie labai nenoriai kalba apie savo vidinius reikalus
Ir, man atrodo, yra bendras supratimas, kad mes viskas tenksimės išspręsti klubo, reiškia, viduje. Ir nėra iki galo aišku, ar tikrai tai yra įmanoma. Nes yra toks biškiai užburtas ratas. Dalis negauna pinigų, nori kažkaip gauti tuos pinigus, supranta, kad, reiškia, lažybos ar visi kiti reikalai jų gyvenimo dalis, ar ne. Kiti kaip ir nedalyvauja galbūt tose pokalbiuose, bet nenori kalbėti, nes, kaip čia, kažkaip apkaltins, kad čia. Ir klausimas tada, kaip visą šitą klausimą spręst, kaip problemą spręst, ar ne. Nes aš suprantu, kad tai atsiliepia tikriausiai ir sporto kokybė ir tada patiem jum tai yra savotiška problema, nes, ar įdomu, pavyzdžiui, dabar rašyti apie Lietuvos futbolo rungtynes, aš nežinau. Kas rašo? Matot, apie krepšinį mes ten, jūs sakėt, buvo apklausa, dalyvavo, bet kiek yra pagautų už gerklės, kad būtų kažką. Tai prieš daugelį metų, ten prieš 5 Palangos žaidėjai statė ten. Taip. 3 žaidėjai. Bet toliau niekas nieko neturi. Ten nėra kažkokių pagautų, nėra įtarimų netgi. Taip. Jūs sakot, nėra ką savivaldybės negaus paramos, bet nėra tų žaidėjų pagauti. Mes galim sakyti, kad ten Žalgiris dalyvauja, bet turim įrodymų, neturim. Taip. O jūs, pavyzdžiui, aš atsiprašau, aš dabar uždavinėjau tokius klausimus, nes patys nemažai dirbome su socialiniu dizainu, kitais dalykais ir ten yra toks vienas terminas, angliškai vadinasi, reiškia, proxy measures. Tai yra visi šalutiniai matavimai, kur tu gali galbūt kažko pagauti ir pasakyti, kad čia tu prisidirbai, bet tu pagal kitus indikatorius supranti, ar problema egzistuoja ar ne. Taip, pažiūrėt, man pasakoja, reiškia, žmonės, sako, mes kažkaip tu važiuoji nedidelio, reiškia, miestelio klubo treniruotę, privažiuoji atvažiuoji automobilio stovėjimo aikštelę ir matai, kad tikrai labai prabangios mašinos. Ir tu galvoji, taip, tai šito klubo biudžetas turi būti visai neblogas, bet tu pažiūri, tu supranti, kad, kažkaip nėra iki galo aišku, ar tikrai čia žmonės tiesiog įdėjo labai daug pinigų į automobilius, nes mano, kad tai yra svarbu, ar jie nemato, ar tu tiesiog nematai visų pinigų ir nesupranti, kas vyksta. Nepavyksta žaidėjo, gal jie žaidė prieš tai gerose komandose? Galbūt, taip. Tai konkrečiai gali pažiūrėti pernai sezono Prienus, atvažiuoti pasižiūrėti, bet tu gali žiūrėti, kad Lukauskis yra žaidęs, yra Pareikų uždirbęs pinigų, Janavičius yra uždirbęs pinigų. Taip, ir esmė yra tame, kad tu neturėtum. Taip, super, ir tu nenori skaičiuoti svetimų pinigų, nes iš tikrųjų šaunu, kad žmonės užsidirbo ir kažkaip puikiai gyvena, bet klausimas, ar yra kiti pavyzdžiai, kažkokie indikatoriai, pagal kuriuos galima suprasti, kur yra problema, kur nėra problemos. Ir aš tiesiog dėl to ir svarstau, man įdomu. Tai jūs kažkaip tiesiog norėtumėt dabar palaukti ir pamatyti, ką pradės daryti teisėsauga, nes jums tai yra svarbu. Gal būtų to, jeigu nors vieną pagauti. Pagauti ir pasodintų, pavyzdžiui. Jeigu vienam žaidėjui įtarimai kažkas, kaip čia Nevėžiui, ten tai visi žino, kad ten Marius Janičius yra Matas žino, bet niekas nepagavo ten to Nevėžio klubo už gerklės. Nebuvo kažkokių įrodymų, kažkokių keistų pralaimėjimų nebuvo. Ten buvo po 40 taškų, bet komanda ten, kaip pasakau, Indėno krepšinį žaidžia, Indėno krepšinį, tai negali stebėtis, kad nepralošė 40 taškų. Tai kažką pakeistų, jeigu pagautų, pavyzdžiui, vieną sportininką. Tas keisas, kuris būtų, žinot, startas. Dabar jeigu mes sakom, yra... Vienas būtų kitiems signalas žiniasklaidai. O kodėl jūsų manimų jo nėra? Nes, aš suprantu, kad vis tiek, pavyzdžiui, visame pasaulyje egzistuoja, tai reiškia, policijos suėmimų linija. Tai reiškia, kad vis tiek dažniausiai pagauna sportininkus. Nieks, reiškia, organizatorių arba tų stambiausių vadovų dažniausiai neliečia. Ar ne? Nes labai sudėtinga yra rodyti ir sužinoti, kas čia vyksta. Prašau? Bando klubas viduje išspręsti tas problemas. Klubas nenori vardo gadinti savo. Žaidėjas toks atsirado. Tai jūs tikėtumėtės tada tokių ryžtingesnių veiksmų iš teisėsaugos pusės? Aš žinau vieną, išsiuntė klubą žaidėją ir viskas, tu nesigadina savo vardo. Aš žinau, kad vienam LKL klube buvo pagauti 2 žaidėjai. Bet niekas nieko nesakė, nes pas mus Lietuvoje maža rinka. Jeigu tu pasakysi, sugadinsi tam žaidėjo karjerą, buvo pakankamai jauni, 21 metų. Ir tada niekas nieko nesakė, kadangi žino, kad po to tų žaidėjų niekas nepirks, nieko nereikia, dabar tai žaidėjai sėkmingai Lietuvoje žaidė. Klubas neatleidė? Klubas pabaigė sezoną. Tai čia reiškia, bet čia agentūros suinteresuotumas jau. Jo, tiesiog pas mus Lietuvoje maža rinka ir daug kas turbūt nenori gadinti kažkam karjeras, kažkam vertis į tos reikalus. Jis jeigu tu dabar paviešinsi, pradės to skambinti čiūsų portalų, ten pytis visur ir taip toliau, daug kas nenori vertis.